Sveiki gyvi, mano brangus žiūrovai. Su jumis aš, Laurynas Ragelskis, ir noriu jums pristatyti naują rubriką. Svarbiausi dalykai. Kaip matote, mes randame su jumis naujoje lokacijoje. Galima būtų netgi pavadinti šitą lokaciją liaudies žiniasklaidos studija, nors, kaip matote, iki studijos čia dar toli. Nors iš kitos pusės, ko reikia studijai? Studijai reikia viso labo žiūrovų, tai yra jūsų, ir temos, kurią jūs, brangus žiūrovai, žiūrėtumėt. O tema yra, ir tema yra labai svarbi. Tai informacija būtina kiekvienam Lietuvos piliečiui. Brošiūra pavadinimu "Jei krizė arba karas. Kaip elgtis". Šitą brošiūrą išleido Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija 2024 metais. Nežinau, kodėl ji į mano rankas pakliuvo tik tai dabar. Nežinau, kodėl jinai nebuvo išplatinta per pašto dėžutes visiems Lietuvos gyventojams. Nors šis informacinis leidinys skirtas visiems Vilniaus miesto gyventojams, bet aš manau, jį drąsiai reikia plėsti ir platinti visiems gyventojams, papildant paskutinį skyrį, adaptuojant pagal jau konkrečią gyvenamąją vietą. Nes ten būtent tik tai paskutiniam skyriuje yra aktualiausia informacija Vilniaus gyventojams. Tai būtų aktualiausia informacija Kauno gyventojams paskutiniam skyrelyje, aktualiausia informacija Klaipėdos gyventojams, o visas leidinys yra ypatingai svarbus visiems gyvenantiems Lietuvoje. Todėl, draugai mano, šitą pirmąjį svarbiausių temų, pirmąją laidą leiskite ir pradėti nuo leidinio "Jei krizė arba karas. Kaip elgtis" klaustukas, informacinis leidinys skirtas visiems Vilniaus miesto gyventojams, įgarsinimo. Nes jūsgi neturite tokio leidinio, jūsgi nežinote, kur jį galima gauti, jumsgi reikia šitą informaciją atnešti, padėti, išplatinti ir paskleisti. Primenu, kad viską, ką randate mano kanale, mano vardu ar su mano vaizdu, galite imti, naudoti savo nuožiūrą, kadangi informacija yra toks dalykas. Jeigu jinai pateko į viešąją erdvę, niekas neturi teisės jos savinti, varžyti ar kažkaip kitaip bandyti užkardyti jos plitimą. Tai tiek tos įžangos, dabar leiskite man taip užsipilti degalų, nes be geros dozės kofeino šito viso reikalo mes neįveiksime. Taigi, jei krizė arba karas. Kaip elgtis? Leidinį parengė Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija, Vilniaus miesto savivaldybė.
Leidinys parengtas bendradarbiaujant su Lietuvos kariuomenė, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos, Blue Yellow. Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija 2024. Turinys. Kodėl šis leidinys svarbus? Pirmas skyrius. Pasirengimas krizėms arba karui. Kodėl pasiruošimas būtinas jau dabar? Ar tikrai būčiau naudingas? Antras skyrius. Pasiruošimas taikos metu. Kaip paruošti savo namus? Kaip šeimai pasirengti krizei ar karui? Kaip paruošti pirmosios pagalbos rinkinį? Kokiomis maisto atsargomis pasirūpinti iš anksto? Kas turi būti išvykimo krepšyje? Organizacijos Blue Yellow ir ukrainiečių patarimai. Trečias skyrius. Pilietinis pasipriešinimas. Atsparumas ir dezinformacija. Pilietinė valia. Ketvirtas skyrius. Kaip elgtis ištikus krizei ar kilus karui? Ką daryti, jei Lietuvai kiltų pavojus? Ką reikia žinoti, jeigu būtų paskelbta mobilizacija? Kaip elgtis karo padėties metu, jei esate okupuotoje teritorijoje? Jei pasiryžte priešintis, turite teisę. Evakuacija. Penktas skyrius. Psichologinė pagalba karo metu. Šeštas skyrius. Aktualiausia informacija Vilniaus gyventojams. Kodėl šis leidinys svarbus? Lietuva gyvena vieną ilgiausių laisvės ir ekonominio pakilimo periodų per visą savo istoriją. Sukūrėme saugią ir stabilę visuomenę, esame stipri valstybė, priklausome galingiausioms pasaulio sąjungoms. Tačiau, kaip parodė mūsų ilga istorija ir dabartiniai įvykiai pasaulyje, saugumą ir nepriklausomybę reikia nuolat ginti ir stiprinti. Nors ir esame stipriausio saugumo aljanso NATO nariai ir turime tvirtus saugumo įsipareigojimus Europos Sąjungoje, kiekvienas iš mūsų turime atsakomybę būti pasiruošę pasirūpinti savo ir savo artimųjų saugumu krizės atveju. Šiame leidinyje rasite praktinių patarimų, kaip pasiruošti krizinėms situacijoms ir kaip elgtis joms įvykus. Kaip išgyventi per pirmasias 3 dienas, kol valstybės institucijos atkurs būtiniausias paslaugas arba suteiks reikiamą pagalbą. Dėl to labai svarbu, kad su šio leidiniu susipažintų kiekvienas Lietuvos gyventojas. Mūsų stiprybė yra gebėjimas padėti vieni kitiems ir pasiruošimas bet kokioms grėsmėms. Išsaugokite šį leidinį, jūsų pasirengimas yra mūsų visų saugumo garantas. Saugokime ir ginkime savo tėvynę, šeimą ir namus. Antras skyrius. Pasirengimas krizėms arba karui. Kodėl pasiruošimas būtinas jau dabar? Elektros ir vandens tiekimo sutrikimai, parduotuvių uždarimas, ryšio ir interneto nebuvimas – tai gali tapti realybę kilus krizei arba karui. Tokiomis sąlygomis sunku pasirūpinti maisto, vandens ar degalų atsargomis, gauti reikalingų vaistų ar susisiekti su artimaisiais. Todėl labai svarbu iš anksto pasirūpinti būtinais daiktais ir žinoti, kaip elgtis krizės metu. Ar tikrai būčiau naudingas? Stebėdami karą Ukrainoje, daugelis iš mūsų esame pagalvoję, ką daryčiau, jei tai nutiktų Lietuvoje. Kaip elgčiausi, kuo galėčiau būti naudingas ir kaip pasirūpinčiau artimaisiais. Kiekvienas pilietis gali prisidėti prie laisvės išsaugojimo ir kovos už ją. Ukrainos pavyzdys rodo, kad reikia tik noro.
Tikrai rasite, kaip savo žiniomis ir įgūdžiais prisidėti prie pasipriešinimo. Štai keli pavyzdžiai. Dirbate medicinos srityje, policijoje ar ugniagesių tarnyboje? Jūs būtumėte labai svarbus gelbstint gyventojus ir užtikrinant tvarką krizės metu. Esate senjoras? Prisijunkite prie nevyriausybinių organizacijų, padėkite pažeidžiamiausiems visuomenės nariams. Dirbate žiniasklaidoje, mokslo srityje ar esate nuomonės formuotojas? Jūsų pagalba būtų neįkainojama informacinėme kare. Mokate valdyti droną? Jūsų įgūdžiai gali padėti stebint teritorijas arba sekant priešo judėjimą. Gyvenate užsienyje? Skleiskite informaciją savo šalyje, paneikite dezinformaciją, organizuokite paramą. Daugiau apie kiekvieno iš mūsų vaidmenį rasite šio leidinio poskyryje, ką reikia žinoti, jei būtų paskelbta mobilizacija. Pasiruošimas taikos metu. Lietuva šiuo metu yra saugi. Tačiau svarbu būti pasirengusiems bet kokiai situacijai. Šios žinios ir įgūdžiai gali praversti įvairiomis krizinėmis aplinkybėmis. Kaip paruošti savo namus? Įsitikinkite, kad namuose yra šie daiktai. Pirmosios pagalbos rinkinys, grynieji pinigai, geriausia smulkesniais banknotais, elektros atsargos, tai yra įkraunamos išorinės baterijos, akumuliatoriai, daugiafunkcinis įrankis peilis, šviesos šaltiniai, žibintuvėliai, žvakės, degtukai arba žiebtuvėliai, kelioninė dujinė viryklė maisto gamybai, radijo imtuvas su atsarginėmis baterijomis, gesintuvas, šiltos antklodės, miegmaišiai, išvykimo krepšys, jei prireiktų išvykti ar evakuotis. Pasitikrinote? Tuomet tęsime. Kaip šeimai pasirengti krizei ar karui? Pasikalbėkite su šeimos nariais. Išsiaiškinkite, kas gali nutikti ir pasitarkite, ką darytumėte pagal išvardytas pasiruošimo ir veiksmų gaires. Įsidėmėkite saugiausias vietas nelaimės atveju. Pasidomėkite, kur yra artimiausi kolektyvinės apsaugos statiniai ir priedangos. Išsiaiškinkite, kurios vietos namuose yra saugiausios. Informaciją apie tai rasite tolesniuose šio leidinio skyriuose. Jeigu turite rūsį ar požeminį garažą, įvertinkite galimybę jį pritaikyti saugiai asmeniniai priedangai. Pasirūpinkite vaikais. Parodykite vaikams saugiausias namų vietas ir išmokykite juos, ką daryti nelaimės atveju. Turėkite edukacinių priemonių, spalvinimo knygelių, žaidimų, kad vaikai būtų užsiėmę ir toliau mokytųsi. Paruoškite žaislų ar kitų mėgstamų daiktų, kurie padėtų sumažinti stresą. Užtikrinkite pakankamai ilgai galiojančio maisto atsargas kūdikiams. Pasirūpinkite senjorais. Užtikrinkite, kad senjorai, jei reikia, turėtų pakankamai vaistų, bent mėnesiui. Turėkite pasiruošę vežimėlius ar kitas mobilumo priemonės, kad galėtumėte lengvai pervežti senjorus, jei reikės evakuotis. Pasirūpinkite, kad senjorai turėtų svarbiausių kontaktų sąrašą ir galėtų susisiekti su artimaisiais ir specialiosiomis tarnybomis. Pasirūpinkite žmonėmis su negalia.
Paruoškite būtinus medicinos reikmenis ir prietaisus, pavyzdžiui, papildomas baterijas klausos aparatams, neįgaliųjų vežimėlius, komunikacijos priemonės ir kitus būtinus daiktus. Turėkite planą, kaip evakuotis su pagalbos priemonėmis ar be jų, jei jos bus prarastos ar sugadintos. Pasirūpinkite augintiniais. Turėkite sauso maisto atsargų savo augintiniui. Paskiepykite gyvūną nuo pasiutligės, turėkite jo transportavimo dėžę, pavadėlį, antsnukį. Gyvūnui ant kaklo užkabinkite ženklą su jo vardu ir 2 žmonių kontaktais. Jei įmanoma, iš anksto susitarkite su draugais ar šeimos nariais gyvenančiais saugioje vietoje dėl gyvūno priežiūros. Pasirenkite šeimos veiksmų planą. Numatykite 2 susitikimo vietas šeimos nariams. Jei nutiktų nelaimė ir reikėtų palikti namus, 1 lauke ir 1 pas artimus žmones. Sutarkite, kaip veiksite, jei krizės atveju būsite skirtingose vietose. Įsidėmėkite artimųjų telefonų numerius, taip pat susitikimo vietų adresus. Būkite paruošę automobilį galimai evakuacijai. Važinėkite su pilnu degalų baku ir papildykite jį, kai šis ištuštėja iki pusės. Turėkite galiojantį draudimą ir techninės apžiūros rezultatų kortelę, skliausteliuose ataskaitą. Iš automobilio niekada neišimkite pirmosios pagalbos rinkinio ir gesintuvo. Kaip paruošti pirmosios pagalbos rinkinį? Kiekvienam šeimos nariui rekomenduojama turėti standartinį pirmosios pagalbos rinkinį, skliausteliuose tokį kaip automobilyje, 2 turniketus, papildomų svarbiausių medikamentų ir reguliariai vartojamų vaistų. Rekomenduojami papildomi vaistai. Skausmą ir karščiavimą mažinantis vaistai, pavyzdžiui, ibuprofenas 400 mg, paracetamolis 500 mg ar kiti. Vaistai virškinimo sistemai gerinti, tai yra vaistai nuo viduriavimo, pavyzdžiui, loperamidas 2 mg, nuo vidurių užkietėjimo, pavyzdžiui, bisakodilis 5 mg, nuo padidėjusio skrandžio rūgštingumo, pavyzdžiui, omeprazolis 20 mg. Vaistai nuo alergijos ir kiti antihistamininiai vaistai, pavyzdžiui, bilastinas 20 mg. Antiseptikas, kasdien vartojami šeimos narių vaistai. Skliausteliuose atkreipkite dėmesį į galiojimo datą. Kokiomis maisto atsargomis pasirūpinti iš anksto? Pasiruoškite užsirašyti. Mėsos konservai, liofilizuotas, šaltyje džiovintas maistas, džiovinta mėsa, baltymų ir angliavandenių mišiniai, juos dažniausiai vartoja sportininkai, riešutai ar iš jų gaminama chalva, juodasis šokoladas, javainių ir baltyminiai batonėliai, džiovinti duonos traškučiai ir grūdų trapučiai, džiovinti vaisiai ar jų mišiniai, avižiniai dribsniai. Sąrašo pabaiga. Visus šios produktus laikykite sausoje, tamsioje vietoje. Turėkite tiek maisto atsargų, kad jūsų šeimai užtektų bent 3 paroms. Kaip kaupti, atnaujinti ir saugoti maisto atsargas? Kaupdami atsargas pirmenybę teikite įprastiems ir mėgstamiems produktams. Sekite maisto galiojimo datą. Pagalvokite, kaip gamintumėte maistą, jei nutrūktų elektros ar vandens tiekimas. Turėkite produktų, kurie tinkami vartoti be vandens ar nepašildyti.
Pasirūpinkite vandens atsargomis namuose. Žmogui 3 paroms reikia turėti apie 9-12 litrų vandens maistui ir higienai. Tualeto bakelyje esantis vanduo, jei nėra užsistovėjęs, taip pat tinkamas vartoti. Įsigykite kelioninį vandens filtrą arba vandens valymo tablečių. Tai leistų vartoti vandens telkinių vandenį. Kas turi būti išvykimo krepšyje? Išvykimo krepšys – tai talpi, tvirta ir patogi kuprinė arba krepšys. Į jį sudėkite būtiniausius daiktus pagal toliau rekomenduojamus sąrašus. Privalomas daiktų sąrašas. 1. Maisto davinys 3 paroms. 2. Vanduo 3 paroms. 3. Vandens valymo filtras arba tabletės. 4. Pirmosios pagalbos rinkinys ir vandenilio peroksido tirpalas. 5. Miegmaišis arba tvirtas pledas. 6. Būtiniausių rūbų komplektas. 7. Svarbiausi dokumentai, grynieji pinigai, juvelyrika. Svarbus daiktai. 1. Vandeniui atsparūs dėklai gryniesiems pinigams, juvelyrikai ir dokumentams. 2. Galvos žibintuvėlis su papildomais elementais. 3. Radijo imtuvas su papildomais elementais. 4. Daugiafunkcinis įrankis peilis. 5. Degtukai ir arba žiebtuvėlis, sudėti į vandeniu atsparią dėžutę. 6. Išorinė baterija telefonui krauti ir krovimo laidas. 7. Atspausdintos artimųjų nuotraukos, jei prireiktų jų ieškoti. Papildomas daiktų sąrašas. 1. Hipoterminė antklodė. 2. Turistinis audinys, pastogiai. 3. Drabužiai persirengti. 4. 12 litrų vandens mažose buteliukuose. 5. Tualeto reikmenys. 6. Pieštukas ir užrašų knygelė. 7. Išorinės baterijos ir nešiojamieji įkrovikliai. 8. Stalo įrankių rinkinys ir lengva lėkštė. 9. Respiratorius. 10. Virvė, bent 3 metrai. 11. Žiūronai. 12. Maistas kūdikiams, sauskelnės, drėgnos servetėlės. 13. Žaislai ar knygos vaikams. 14. Apsauginė skarelė. 15. Tvirtas karabinas, tai yra laikiklis. 16. Siuvimo reikmenų rinkinys. 17. Lietpaltis. 18. Cigaretės. Kaip mainų objektas. Ir 19. Metalinė lankstoma viela. Bent 2 metrai. Visas sąrašas, visi 3 tiksliau sąrašai baigti, o dabar organizacijos Blue, Yellow ir ukrainiečių patarimai. Draugiški santykiai su kaimynais. Susipažinkite, plėtokite gerus santykius su kaimynais, sužinokite, kokių įgūdžių jie turi ir kuo galite būti naudingi vieni kitiems. Atsakomybė už bendruomenę. Krizių metu labai reikalingi lyderiai. Jei esate tokio asmenybės tipo žmogus, tobulinkite lyderystės įgūdžius. Psichologinis pasiruošimas. Stenkitės žvelgti į priekį ir numatyti, kas gali atsitikti. Ruoškitės ir praktiškai, ir psichologiškai. Jei jaučiate didelį nerimą, kalbėkite apie tai su žmonėmis, kuriais pasitikite. Degalų atsargos.
Jei turite galimybę, saugiai laikykite apie 100 litrų degalų atsargas. Atkreipiame dėmesį, kad dyzeliną reikia keisti bent kas 6 mėnesius. Maisto ruošimo įranga. Turėkite vandens ir maisto virimo įrangą, kurios minimali talpa 1 litras. Laikykitės griežtos higienos. Kai tik yra galimybė, visada plaukite rankas. Įrankiai. Turėkite darbo įrankių rinkinį, atsuktuvai, replės ir kiti. Arba bent vieną gerą metalinį kastuvą ir peilį. Elektros atsargos. Turėkite bent po kelias įkraunamas išorinės baterijas kiekvienam šeimos nariui. Rašymo priemonės. Turėkite popieriaus, rašiklių ir žymeklių. Kompasas. Turėkite paprastą veikiantį kompasą ir išmokite juo naudotis. Plaukų džiovintuvas. Jei tik yra galimybė, krizinės situacijos metu pasiimkite jį. Ukrainiečiai džiovintuvą naudoja batams, kojinėms, rūbams džiovinti, kai tik turėdavo elektros. Sekantis skyrius – pilietinis pasipriešinimas. Pilietinis pasipriešinimas gali būti dvejopas. Neginkluotas pasipriešinimas – tai yra piliečių dalyvavimas valstybės gynyboje naudojant nekarinės, nesmurtinės priemonės, ir ginkluotas pasipriešinimas – piliečių dalyvavimas valstybės gynyboje naudojant karinės priemonės, prisijungiant prie Lietuvos ginkluotųjų pajėgų. Atsparumas ir dezinformacija. Kuo mes atsparesni, tuo sunkiau priešams padaryti mums žalos. Todėl būtina kritiškai vertinti visą gaunamą informaciją. Patarimai, kaip išvengti dezinformacijos spąstų. Tikrinkite informaciją savarankiškai. Visada patys ieškokite informacijos ir patikrinkite informaciją, kurią gaunate. Naudokite kelis šaltinius. Netikėkite gandais ir visada naudokite daugiau nei vieną patikimą šaltinį, kad patikrintumėte informaciją. Neskleiskite nepagristų gandų. Jei nesate tikri, kad informacija patikima, neskleiskite jos toliau. Reaguokite į dezinformaciją. Jei susidūrėte su melaginga informacija, pateikite faktus ir paneikite ją. Taip padėsite apsaugoti kitus piliečius. Įsidėmėkite. Jei Lietuvą užpultų kita šalis, niekada nepasiduotume. Visa informacija apie pasipriešinimo nutraukimą būtų melaginga. Manau, šioje vietoje galima būtų baigti, bet mes dar tik įpusėjame. Pilietinė valia. Potencialus agresorius, matydamas visuomenės pasiryžimą priešintis, gali būti labiau linkęs atsisakyti ketinimų įsiveržti. Pilietinę valią stiprinsite. Puoselėdami patriotinės vertybės šeimoje, domėdamiesi valstybės gyvenimu ir dalyvaudami jame, palaikydami demokratinius procesus, dalyvaudami nevyriausybinių organizacijų veikloje, domėdamiesi valstybės istorija, kultūra, papročiais. Kaip elgtis ištikus krizei ar kilus karui? Ką daryti, jei Lietuvai kiltų pavojus? Pasistengkite išlaikyti ramybę ir susikaupimą. Išgirdę sirenas ar kitokius pavojaus garsus,
Įjunkite nacionalinę televiziją ar radiją. Sekite patikimus oficialius informacijos šaltinius, valstybės institucijų skelbiamas naujienas. Žiniasklaidos kanalais arba mobiliuoju telefonu gavę pranešimą apie krizę ar pavojų, vadovaukitės nurodymais. Be ypatingos priežasties neišvykite iš namų. Jei įmanoma, tęskite darbą, ypač jei dirbate įmonėje ar įstaigoje teikiančioje būtinasias paslaugas. Ką reikia žinoti, jeigu būtų paskelbta mobilizacija? Lietuvos Respublikos Seimas gali nuspręsti paskelbti šalyje mobilizaciją, kad padidintų Lietuvos galimybes apsiginti. Paskelbus mobilizaciją, visuomenė turi susitelkti, kad būtų užtikrintos gyvybiškai svarbios valstybės funkcijos. Paskelbus mobilizaciją, galite būti kviečiami padėti įvairiais būdais. Valstybės tarnautojams. Jei priklausote civilinio mobilizacinio personalo rezervui, tai yra CMPR, veikite pagal savo darbovietės mobilizacijos planą. Jei nepriklausote CMPR, rūpinkitės artimųjų saugumu ir eikite į darbą. Karo prievolininkams ir buvusiems profesinės karo tarnybos kariams. Jei esate įrašytas į CMPR, laikykitės darbovietės mobilizacijos plano. Jei nežinote, ar esate įrašytas, vadinasi, nesate įrašytas CMPR sąrašuose. Jei nesate įrašytas į CMPR, rūpinkitės artimųjų saugumu, eikite į darbą ir klausykite informacijos per visuomenės informavimo priemonės. Įmonių, institucijų ar kitų organizacijų darbuotojams. Jei jūsų organizacija nutraukė veiklą, jūsų paslaugų gali prašyti savivaldybės administracija. Medicinos srities darbuotojams, policininkams, ugniagesiams. Toliau vykdykite savo tiesioginės pareigas, nebent bus nurodyta kitaip. Ginklą turintiems piliečiams. Jei nesate karo prievolininkas, CMPR narys ar šaulys, laukite valdžios pranešimų dėl tolesnių veiksmų. Komendantūros nariams. Jei esate įtraukti į komendantūrų sąrašus ir turite karinių įgūdžių, saugosite savo gyvenamojoje vietoje esančius svarbius objektus, užtikrinsite, kad būtų laikomasi komendanto valandos, stebėsite aplinką ar atliksite kitas Lietuvos kariuomenės pavestas užduotis. Nedirbantiems asmenims, neturintiems ginklo ir nepriklausantiems CMPR ar šauliams, aktyviems piliečiams. Prisijunkite prie savanoriškų organizacijų Raudonojo kryžiaus, Karito, Maltiečių ordino, Maisto banko. Padėkite savo savivaldybei, prisidėkite prie administracijos direktoriaus skiriamų darbų, kad kartu užtikrintume valstybės pasirengimą gynybai ar kitas gyvybiškai svarbias funkcijas. Kaip elgtis karo padėties metu? Užpuolus priešui, kilus oro pavojui ar kitoms karinėms grėsmėms. Įsijunkite televiziją ar radiją ir klausykitės oficialių valstybės žinių. Išlaikykite ramybę, nesinervinkite ir perspėkite artimuosius bei kaimynus. Be ypatingos priežasties neišvykite iš savo gyvenamosios vietos. Gavę nurodymą slėptis, apsirenkite, pasiimkite iš anksto parengtą išvykimo krepšį ir skubėkite į nurodytą apsaugai nuo karo grėsmių pritaikytą priedangą.
Jei liekate namuose, išjunkite šviesą, užtraukite užuolaidas, langų stiklus apklijuokite lipnia juosta. Įleiskite į vidų augintinius, slėpkitės kambaryje be langų arba rūsyje. Jei slepiatės rūsyje, praneškite apie tai kaimynams arba draugams. Kai šalia aidi šūviai ar vyksta susišaudymas. Jei esate lauke, nebėkite, griūkite ant žemės ir rankomis prisidenkite galvą. Kol aidi šūviai, stenkitės kuo labiau prisispausti prie žemės, o jiems nurimus šliaužkite į saugesnę vietą, požeminę perėją, rūsį, griovį ir panašiai. Pasigirdus šūviams jūsų name, nesiartinkite prie langų. Jei jums būnant namuose pasigirsta susišaudymas, griūkite ant grindų, nušliaužkite išjungti šviesos, nepastebėti užtraukite užuolaidas, šliaužkite į patalpą be langų, pavyzdžiui, vonios kambarį. Jei namuose nesaugu, eikite į artimiausią kolektyvinės apsaugos statinį, kur jums bus suteiktas prieglobstis ir pagalba. Sprogimo vietoje arba po sprogimo. Griūkite ant žemės ir rankomis prisidenkite galvą. Jei yra galimybė, pasinaudokite bet kokią tinkamą priedangą. Nugriaudėjus sprogimui, neskubėkite palikti priedangos. Jei sprogimas įvyko pastate, naudokitės avariniais išėjimais. Naudotis liftais draudžiama. Jei yra sužeistų asmenų, padėkite jiems evakuotis į saugią vietą ir suteikite pirmąją pagalbą. Nelieskite įtartino daikto ar sprogmens. Padėkite valyti griuvėsius, kelius, šalinti oro antpuolio padarinius. Jeigu jūsų mieste ar gyvenvietėje pasirodė priešo kariai, stenkitės išlikti ramūs. Jei matote kieme karius, nesiartinkite prie jų. Pasirūpinkite vaikais, neleiskite jų į lauką. Nefilmuokite ir nefotografuokite priešo karių arba darykite tai nepastebimai. Kalbėdami su ginkluotu žmogumi, nelaikykite rankų kišenėse, nedarykite staigių judesių, nesiginčykite su žmogumi, kurio rankose ginklas. Jei į jūsų namus atėję ginkluoti žmonės ketina juose įsikurti, išeikite iš namų. Jeigu jums reikia į miestą, verčiau eikite pėsčiomis, o ne važiuokite automobiliu. Jei esate okupuotoje teritorijoje, evakuokitės į Lietuvos kariuomenės kontroliuojamą šalies dalį. Toliau laikykitės Lietuvos Respublikos įstatymų. Nesikliaukite okupacinėmis pajėgomis. Atsiribokite nuo priešo sprendimų ir veiksmų. Nedalyvaukite priešo demonstracijose ir kampanijose. Neduokite priešų interviu ir neleiskite filmuoti savęs. Nedalyvaukite neteisėtose rinkimuose ar referendumuose. Jei pasiryšite priešintis, turite teisę, bendradarbiaudami su Lietuvos kariuomenė, vykdyti ginkluotą pasipriešinimą, įskaitant sabotažą priešo pajėgoms. Vykdyti pilietinio nepaklusnumo akcijas, pavyzdžiui, nesilaikyti okupacinių pajėgų priimtų įstatymų. Atsisakyti stoti į priešo gretas ir dirbti jam. Organizuoti masinius streikus ir juose dalyvauti. Remti rezistencinį judėjimą. Evakuacija. Atidžiai klausykite pranešimo apie evakuacijos planą. Užsirašykite evakuacijos vietą, kryptį ir susirinkimo punktą.
Išjungkite elektrą, užsukite dujų ir vandens sklendės, uždarykite langus, užrakinkite namų duris. Visur su savimi turėkite asmens tapatybės kortelę arba pasą. Naudokitės valdžios rekomenduotais maršrutais ir venkite nežinomų kelių. Jei neturite galimybės naudotis savo transporto priemonę, eikite į artimiausią surinkimo punktą. Apie evakuaciją praneškite savo šeimai. Su savimi pasiimkite išvykimo krepšį. Psichologinė pagalba karo metu. Daugelis žmonių karo metu kenčia nuo nežinomybės, nesaugumo, nerimo, baimės ir nuovargio. Psichologai pataria, kaip valdyti save kritinėmis situacijomis ir kaip padėti savo artimiesiems. Palaikykite socialinius ryšius. Dalykitės jausmais, mintimis su savo artimaisiais, išklausykite vienas kitą. Kiek įmanoma, laikykitės įprastos rutinos, įpročių ir asmeninės higienos. Pasirūpinkite savo fizinę sveikatą, tinkamą mitybą, miego režimu, fiziniu aktyvumu. Naudokite jums tinkamus atsipalaidavimo būdus, pavyzdžiui, meditaciją, relaksacijos ar kvėpavimo pratimus. Jeigu pastebėjote, kad jūsų artimasis patiria itin stiprų stresą, tuomet stenkitės prakalbinti jį, palaikykite akių kontaktą, sakykite, ar girdi mane, pažiūrėk į mane, suspausk mano ranką. Nevartokite žodžių nusiramink, susiimk. Nenaudokite smurto ar agresijos. Parodykite palaikymą. Aš esu su tavim, pasirūpinsiu tavimi, tu ne vienas, aš tavęs nepaliksiu. Skirkite jam kelias lengvas užduotis. Pavyzdžiui, atsigerk vandens. Kreipkitės profesionalios psichologinės pagalbos, jei gana ilgai jūs arba jūsų artimasis nesijaučiate gerai. Ir paskutinis skyrius – aktualiausia informacija Vilniaus gyventojams. Didžiuojamės, kad Vilnius greičiausiai augantis miestas regione. Tačiau karo ar krizės atveju tai gali kelti daugiau iššūkių ir reikalauti didesnio susitelkimo. Siekiant išvengti chaoso ir užtikrinti sklandų bendradarbiavimą valstybės bei savivaldybės lygmenimis, kiekvieno iš mūsų ir vietos bendruomenių pasirengimas yra didesnio saugumo garantas. Stiprindami bendruomenę, kuriai priklausote, pradėkite nuo savęs. Kurkite artimesnius ryšius su kaimynais, pasikeiskite kontaktais, susikurkite bendrą grupę SOS tinkluose, patogiau bendrauti. Dalymasis reikšminga informacija bendruomenėje neabejotinai padės vieningai veikti ir paisyti atsakingų institucijų nurodymų. Kaip elgtis ištikus krizinėms situacijoms Vilniuje, galite rasti Vilniaus miesto savivaldybės puslapyje www.vilnius.lt. Priedangos Vilniuje. Sostinėje, kaip ir kitose miestuose, rasite tokius pastatų ir įvairių objektų žymėjimus. Priedanga. Geltonas ženklas su namuku, o namuko viduje žmogeliukas. Priedanga trumpalaikio nuo 5 minučių iki 72 valandų buvimo vieta. Skirta gyventojams oro atakos metu apsisaugoti nuo nuolaužų, skeveldrų ar smūgių bangų. Taip pat nuo labai stipraus vėjo, žemės drebėjimo. Priedanga nėra skirta apsisaugoti nuo potvynio, dujų nuotėkio ar dujų atakų. Kolektyvinės apsaugos statinys KAS. Oranžinis kvadratas
su mėlynu trikampiu. Šiuo ženklinimu pažymėti objektai nėra priedangos. Ekstremalaus įvykio atveju jų paskirtis suteikti Vilniaus gyventojams laikiną prieglobstį ir užtikrinti gyvybiškai svarbias paslaugas. Tai yra suteikti nakvynę, maisto ir vandens. Šie pastatai gali būti aktyvuojami evakuacijos, mobilizacijos, potvinių ir kitų ekstremalių situacijų metu. Dažnai taip paženklinamos yra ugdymo įstaigos, kultūros centrai ir panašiai. Svarbu. Evakuacijos atveju gali būti aktyvuoti ne visi surinkimo punktai. Kolektyvinės apsaugos statiniai aktyvuojami atsižvelgiant į situaciją. Todėl krizės ar karo atveju svarbu sekti informaciją Vilniaus miesto savivaldybės kanaluose apie šių statinių aktyvavimą ir paskirtį skirtingais atvejais. Išsiaiškinkite, kur netoli namų, darbovietės ar kitų vietų, kuriuose dažniausiai būnate, yra artimiausios priedangos, kokie artimiausi pastatai pažymėti kolektyvinės apsaugos statinio ženklu. Nuolat atnaujinamas Vilniaus miesto teritorijoje esančių priedangų žemėlapis. Norint jame matyti priedangas, būtina užėjus į puslapį pasirinkti sluoksnį priedangos. Vilniaus speciali linija 19101. Siekdami Vilniečius dar geriau informuoti su civilinė sauga susijusiais klausimais, Vilniaus miesto savivaldybė sukūrė atskirą telefono liniją. Norime, kad žmonės dar efektyviau ir paprasčiau gautų visą reikalingą informaciją jiems priimtinu būdu. Nelaimės atveju linija veiktų kaip karštoji linija, kuria būtų teikiama aktualiausia informacija susijusi su gyventojų saugumu. Lietuvos Raudonojo kryžiaus pagalbos numeris 111. Nutikus kriziniai situacijai, dėl kurios prireikia informacijos, konsultacijos, humanitarinės ar psichologinės pagalbos, skambinkite numeriu 111. Šiuo numeriu gaukite informaciją ir konsultacijas apie situaciją mieste, surinkimo punktus, maisto, vandens ir pagalbos teikimo vietas. Pateikite savo poreikius ir gaukite pirminę pagalbą. Skambučiai numeriu 111 leidžia Lietuvos Raudonajam kryžiui greitai surinkti ir perduoti informaciją savivaldybei bei atsakingoms institucijoms. Ką daryti, jei įvyktų avarija atominėje elektrinėje? Iškilus grėsmiai, gyventojų sveikatai, gyvybei, turtui ir aplinkai įjungiamos sirenos. Išsiunčiami trumpieji perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus. Per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, kitas visuomenės informavimo priemonės paskelbiama informacija apie grėsiantį pavojų, teikiamos rekomendacijos, kaip apsisaugoti. Eiti į vidų, likti viduje, sekti informaciją. Evakuacija Vilniuje. Atsitikus krizei, ne visada vykdoma evakuacija. Kai kuriais atvejais tai daryti net pavojinga. Pavyzdžiui, įvykus branduoliniai ar radiologiniai avarijai. Būtina atidžiai klausyti oficialių pranešimų apie evakuacijos procesą ir laikytis nurodymų. Pirma, savarankiškai savo automobiliu galintiems evakuotis gyventojams pasistengkite išlikti ramus, pasitikrinkite, ar turite išvykimo krepšį su visais būtinais daiktais, pasirūpinkite šeimos nariais, su kuriais kartu gyvenate. Pasiimkite naminius gyvūnus. Jei turite laisvos vietos automobilyje, pasiūlykite prisijungti kaimynams. Antras. Evakuacija pažeidžiamoms grupėms vykdoma iš asmens sveikatos priežiūros ir globos įstaigų. Kreipkitės į įstaigos, kurioje gaunate paslaugas personalą. Namų. Jei gaunate paslaugas ir neturite galimybę savarankiškai evakuoti, susisiekite su jūs lankančiu socialiniu darbuotoju ar slaugytoju. Nepavykus susisiekti, kreipkitės bendrais savivaldybės kontaktais. Pasitelkiant gyventojų surinkimo punktus. Svarbu, evakuacijos atveju gali būti aktyvuoti ne visi evakuacijos ir surinkimo punktai.
Atsiradus poreikiu evakuotis, pirmiausia įsitikinkite, kad artimiausias KAS veikia ir tik tada vykite į jį. Ar KAS veikia, galite sužinoti Vilniaus miesto savivaldybės informaciniuose kanaluose. Ką dar svarbu žinoti apie evakuaciją? Evakuacija būtų skelbiama dar nesant tiesioginiai grėsmiai. Tai reiškia, jog pavojus tikėtinas, bet šiuo metu joks poveikis gyventojams dar nėra daromas. Gali būti situacijų, kai nebūtų evakuojamas visas miestas, tik rizikos zonoje esančios teritorijos. Ką galėčiau išmokti, kad būčiau geriau pasiruošęs? Čia yra 4 QR kodai, nurodantis į civilinės saugos, pirmosios pagalbos, mokymai, įgūdžių ugdymas, savanorystė. Informacija apie pirmosios pagalbos teikimą, vietos, kur galite mokytis valdyti droną, savanorių registras civilinės saugos pratyboms. Netrukus pateiksiu tuos QR kodus jums ekrane. Taip pat iš anksto užsirašykite informaciją į žinyną, kad esant poreikiui greitai ją rastumėte. Tai yra artimiausia priedanga šalia namų adresas, artimiausia priedanga šalia darbo adresas, artimiausių kaimynų kontaktai, vardas, telefono numeris, vardas, telefono numeris, artimųjų kontaktai, vardas, telefono numeris, vardas, telefono numeris, vardas, telefono numeris. Ir pabaigai įsitraukimo į valstybės gynybą būdai. Norėdami prisidėti prie Lietuvos saugumo stiprinimo ir kartu įgyti bazinių ginklo valdymo, darbo komandoje, pirmosios pagalbos ir kitų žinių, praversiančių įvairiose gyvenimo situacijose ir padėsiančių apsaugoti artimuosius, galite pasirinkti skirtingas tarnybos Lietuvos kariuomenėje formas ar narystę Lietuvos šaulių sąjungoje. Ir 6 QR kodai, nurodantis į nuolatinę privalomoji pradinę karo tarnybą, Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgos, Lietuvos šaulių sąjunga, karo komendatūros, jaunesniųjų karininkų vadų mokymai, generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Leidinį maketavo Krašto apsaugos ministerijos bendrųjų reikalų departamento vaistinės informacijos skyrius, Totorių gatvė 25 LT 01121 Vilnius. Viskas, draugai mano, perskaitėme šį be galo gyvybiškai svarbų leidinį, būtina kiekvienam Lietuvos gyventojui. Tikiuosi, jums tai buvo naujiena, tikiuosi, jūs išgirdote be galo svarbius ir jūsų gyvybę, ir jūsų artimųjų gyvybę galinčios apsaugoti patarimus. Pasidalinsite šiuo video su visais savo pažįstamais, visais savo bendradarbiais, visais savo artimaisiais, šeimos nariais. Gal netgi parodysite ir augintiniams. O leidinį patį vis dar galite rasti Vilniaus miesto savivaldybėje. Dabar, kaip žadėjau, QR kodai, ką galėčiau išmokti, kad būčiau geriau pasiruošęs ir įsitraukimo valstybės gynybą būdai. Taip, trom-tatom, taip, matote, taip. Visas 4 mokymo kryptis, ką galite išmokti. Ir įsitraukimo į valstybės gynybą būdai. Taip, visi 6 būdai, visos 6 institucijos su visais QR kodais, kuriuos jūs pasirinkę, paspaudent jų, pakliūsite ten, kur jums reikia, ten, kur jūs esate nusipelnę būti. Viskas, draugai mano. Aš manau, pirma labai svarbių temų laida yra įvykusi. Laikykimės drauge. Saugokime, mylėkime ir ginkime Lietuvą ir būtinai prenumeruokite kanalą, nes mūsų laukia dar daug be galo svarbių temų. Iki.